Sveiki lietuviai. Nu, pasiilgot manis. Nu ką, ilgą nesimatėm. O ta priežastis, aišku, viena iš tų priežasčių ora. Nu, sak, blogo oro nėra, bet naujų batų pirkti, kad reikia nebei vandens. Nelabai. O šiaip tai daug koncertų, daug repeticijų, daug visokių važiavimų, lakstymų. Tai laiką išvės nebuvau, plus dar tas oras ne pats geriausias prisidėjo prie to ves reikalą. Tai va, šiandien mane žada 25 šilumos. Tai aš sugalvojau kaitinti vieną veitelį. Nu, greitą pamatysit, kur aš ten einu. Bet dabar ir pas manis keikščiai 6 rytą, be 5-6. Tai va, aš kaitinu į vieną veitelį, kad nepavėlaučiau. Jau supratote, ne, kur? Tai šį kartą nei... On šį kartą? Ne šį kartą. Šiandien varau per naujoji perkėlą. Kažkur čia reikia bilietą padėti. Nu, persikėliau į Smiltynį. Tai šį kartą savo daudu tikslą ne dviračiu tak nueiti iki Nidos. Ko aš jau buvau dar sveinsik, bet varys paplūdim. Aišku, ne faktas, kad aš ano neveiksiu, nes daug kilometrų gaunas. Virš 40 smėlių klampuot, nežinau, kas ten paplūdimys, nes nikumetėjais. Tai pabandysiam. Dar, jeigu išės droną pakels, o tas jeigu išės kudėtis. Dėl to, ko remijas žioplys vakar pasikrovis droną pultėlį tep. Žioplišką išmečiau iš ronkų. Įveinant ten iki palūžą. Tai nežinau, ką be vienos antens veikiančios, ar išės pakelt, gal ir išės. Bet dabar vien žodžiu, einu link paplūdimiaus ir repliuos. Bet nebūtina turiu įveikti, kaip sakau. Gal nueiti iki Jotkrantės, iki Preilos. Ir tad su autobus grįšiu iki senos Smiltynės perkels. Nes nenoriu čia baisiai tepsai žudyti. Nes reik bandyti suspėti iki vakar, kol ir autobusą iš Nidos važiuoju, nes jeigu aš matysiu, kad nespėju, jau reikės šokti tada į kokį Preilą. Tai ko, jodam.
pirmas įkto veito esu. Jeigu varydavau, tai į ton galą, tai ten su senus perkels keltų persikėlus, o su naujus nikumet iki to gal nesuėjus. Pirmi kartai, o kad nueičiau iki to paplūdimiaus čia, aš jau tepči turėjau biškį pajudėti. Tu jau žiūram 4,5 km, jau pavargau iki paplūdimiaus beino. Nu ką, bandom praėjimus didesnis. Pakol kas mėliuks labai tvarkings, čia galėjai savo rami. Nežinau, bus kaip toliau. Kažkas truobas susirenti gražiausiai. Šitą žiūrėkit. O. Trobėlį. Dar nedaug nuėjęs esu, bet pakol kas nežinau. Tu čia 2 km paėjau, tai paplūdimys fantastiškas, kam reikas. Bent jau pradžiau čia praeit kažkiek pirmyn, atgal čia gali drosę vakščioti. Biški daugiau apkrovų nei plentų vakščioti, bet labai malonė, labai gera vakštos. Ir pakol kas dar priekį ten matau, lygiai toks pat kelias, labai geras gausias. Nu, sekas muniai su tas ruonės. Šitą jau fūkas mirdi. Jau nupovis vėsis. O, šitą pėdų pelną. Paukščelės. Kažkap nesisek man su anas. Neskombint šį kart mintam. Nes nusteik ilgą golą ir jeigu žmonės nepranešė, arba jeigu pranešė, nu nepaėm, nu irgi tepšt, nei 5, nei 9, nes jau tik gera prapovis. Un tai geras paplūdimys, kad šitas dviračiai, man taip atrodo elektrinį, bet savo puikiausia leid žmogus. Kažkap keista, einu. Žiūr, motriška pleka gol. Žiūrėkit, motriškėlį kokį. Deginas ant saulėlis. Gal biškai padžiūvus tu čia esi. O toks tas motriškas ir. Kam dabar lengva? Čia tokių durnėlių, kaip aš neveins. Jau kokie 8 gal kilometrą einu, taip pat pėdsaką, bet ir pirmin ir gal, tai reiškia žmogus bėgioči po paplūdimį. Jo, tai dar šalipdavėjai ant spaudą matos. Nu, tai čia kažkokie kyburga laksta. Čia aš šiap vos netep repliuojau, čia matos pirmin atgal nuvarėn. Nu, šaunuolė. O vandenėlis skaidrus jau norės biškai be batų įlėpti. Nu, da kelis kilometrus paeis, jau čia taip reikės daryti. Nu, va, čia sustos biškai. Atsisėsiu. Kiek aš čia nurepliuojais. Nedaug palyginus, bet
16 kilometrų. Tai va, reik biškį tep karts nukart prisėsti, kad tvarkinga nukulniaučiau, nes paskiau jau bus sunkia. Bet žiauriai gražia. Tyla, ramybė. Šį kartą pačiuką ronkos. Bent kokius 5 kilometrus nuėjus. Biškį atsigaivinti. Tos 5 kilometrus nuėjus jau bus jaučiu pusiaukelį iki Nidos. Iki Juodkrantės, man taip atrodo, apie 4 kilometrą lieka. O ten toliau jau matos po biškį žmonės. Tai ten jau bus Juodkrantė. Tai jis gražis. Tai rožinis toks. Basakojis Remezovičius. Ką jau, man taip atrodo, jis praeis Juodkrantę, tai jau maps atsidarau. Dun, 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 dun. Jo, praėjau. Nedaug, bet praėjau bendrą esu nuėjęs dabar 203 kilometrus, tai gal čiupos, net neįsivaizduoju. Bet žiaurė nustebėn mun, koks skaidrus vanduo. Aš žinok, jau tus kaip raudonojo jūro, kaip Havajus, aš nežinau, vės keli, gal tim pradžiu, kaip nukeltą nulipau, ten tų žolių buvau, o dabar ne vieno žolėlis. Vanduo, skaidroma, aš nežinau, jeigu būtų tik tas vanduo, kaip sakant, šelts ir deina šeltas Lietuvo, nes šį vasarą nelabai pasisekus, tai čia gali sėdėti, smirdėti kiaur dein. Jūs pasižiūrėkit vandenėlį, skaidroma. Žiūrėkit, kaip skaidroma. Nerealaus. Jau gal kokį
27 kilometrus esu nuėjęs. Vien žodžiu, šiaip nuo Juodkrantės prasidėjai. Tas toksai jau klampesnis smėlis, bet aš jau 8 kilometrus kažkur jau tik tą palei jūrą bason. Bet jau ką bišk pailsėjau, ką vėlsi šoviau. Ir tada vis tik da kokius 4 kilometrus toks minkštas smėlis, dabar jau biški kapi geresnis. Bet pats tas ėjams toks nuobods žiaurė. Mums kaip autostrada važiautum. Taip mėgda, žinot, autostradai, lėki į Vilnių, Klaipėdas, tas pats per tom patį. Tai čia grina. Jūra, kops, viskas. Į Palangą kaip vara, tai bent jau ten kokiais Skardžia, Medė nukritintas reliefs visai kitoks yra. O čia bent jau kiek kilometrų eina, tas pats per tom patį. Nu, bet aišku, visko atperkt nežinau, man tai gal jūs čia būnat dažna, bet man jau jūras, tas skaidroms, šviesoms, nu, taip, aš nežinau, jautus, kaip kokiam Egipte, o dabar da šiandien 25 grina kaip Egipte. Nu, žiaurė gera jautus, žiūrėdams į tokį jūrą. Tik ta, kad čia jau šudina jį ir atvažiuoti, nes ten ekologinė, visokiai kelta, taip toliau panašiai, bet jau į autobus, manyčiau, teks ne kart perskelti į autobus, į Juodkrantę, į votuis. Gražus vaizdelį žiūrėti, žiaurė, fainė. Tik ta, kas jau ruošatės varytai į Juodkrantę, kabo virš 4 eurų baltų kavo. Galvoju, ekit jūs golite, aš ton savo iš pakeliaus išgersiu. Tai kon, varau toliau, tą savo autostradą. Jūromis verkiau ant tavo žemės, tylumoje klausau, kaip lyja. Žiūram kontūram. Trec ruonis vėlek. Kaip į Palangą 3 mačiau. O Jėzau jau. Prieš tai nenorėjau rodyti, ten išdarkyts buvo, tai čia irgi jau vėsas. Nu, nieks nesūkė, vanau, surinkti. Žmonių pilna vakšta, bet jau nėra ko ten beskombinti, jau čia paukštė nurinkinėja jau posi. Pasmarvėlį. Smėlis remėzos batuose. O šito šūdą keik tik nori. Pilna. – 29 kilometrą, da vėl nežiem, kiek lieka. Karšta. O švinį parašė, a da karštesnės dienos negalėjo pasirinkti. Sakau, galėjau, ryto. Bet ryto, sakau, gruoju. Nes ryto bus da kokies 2-3 laipsnės karščiau. O, už nugaros paleiktų perbalkas, paplūdimi. Kažkoks nuobods man tas jiems. Nuo to nuobodumai jėgų nebė. Grina autostrada. At galvoju, čia kom pafilmuočiau, nebent vartytais išgaidžiaus turi, bet... Na, bet kom padarys, čia labiau mane iššūkis, kaip nesvajojau visuomet nueiti kitos nidus. Na, svajojau, oi, dabar nebesvajoju. Nenusiminkis, ypač man. Palikau už nugaros prie eilą. Nu, vien žodžiu, aš žiaurę nepatinkinstu savo žygį, nu žiaurę. Nu, tas, aišku, nuobodybė daro tokį moralinį biškį, tokį nuovargį, tas nuobodus ėjams. Bet kits dalyks, nu, čia jau pats kalcas, tai po pos metų pertrauks jau pradėjau sportuoti, tai biškį geležiais pačiupinėjau, tai vės nogą ar trapecijas visko skaud, net kupriak sunkia nešiuotys. Mėgojau tik tą 4-5 valandas, nes kėliaus 5 rytą, kad pavalgyčiau pusryčius, įvažiuočiau, varyčiau iki keltą. O pats smagiausias dalyks. Vėl lėktuvų pūslis. O jo fancy.
ant dešinės kojos, didžioji mažoji peršta, toks puslėlis, kad dabar einu basom iš palengva, kad biškai atsigaivintų tos kojos, tiems iškart nukrėt, nes jau grubėt. Šiaip kaip vakštau, tai 5,5, dabar gaunas 4,92 vidutinis greitis per valandą. Dabar kojėlis bandau atgaivinti. Nu, kažkoks nevykis man tas pasivakščiojams. Dar svarbiausia, reikia dar iki tos nidus nurepliuot. Nu, bet nurepliuos kaip nors. Kur marios plaukiau, vėjas bloškė gilyn, aš namų ieškojau, o radau save. Nemanau, kad tai begaliniai miškai, mano rojus. O čia į nidus paplūdimį pradžią. Pats baisiausias pasivakščiavimas buvo. Tu gal pažiūrėkit. Statybininkų draugėlis. Tu gal. Ves galbūt gera, jeigu net į batą. Reikės pirkti tinkariuksiu punčiaks iš Lidlo, man taip atrodo bus paprasčiau. Bet čia apkeik. Nuėjau. Dar biški strabos net jungs dar. Turės varyti, kaip tik pusbrolis mano atvažiavęs, kaip tik parvežė Klaipėdą, Džiaurę pasisekė. 45 km. Tai čia ir nunumu. Tai gavos, kaip į paplūdimį šoką, o gavos 4, ten apie 1,5 km. Tai vot jeigu dar neskaičiau tų numuoja jiem, tai iš esmės panašiai gautus, nu gal biški mažiau dar iki galo tuo vės paplūdimiams, bet jau man nėra tiksla lankyti. Bet žiaurė pavargau, žiaurė, vėsas nudegiau. Kuo įskaud, nudegėjimą. Nu, bet aš to atsimins labai ilgą. Tu savo pat baisiausiai. Pat baisiausiai. O jūs pasižiūrėkit, kaip aš kankinus, nors aš tai nedaug ir te rodžiau. Čiūs.